Gerai, kolegos, siūlau pradėti. 5 minutės po pirmos, gal dar kas nors. Jonai, negirdim tavęs. Jonai užstrigo. Sveiki. Iki. Grįžau, panašu, buvau nulūžęs trumpam. O, jau girdim. Taip. Ok. Gerai, Oksana, klausimas jums, nes jūs greičiausiai Eduardą pakeitė, taip? Mačiau, Eduardas yra. Sveiki, taip, Eduardas žadėjo pasijungti, aš tik taip pasidalinsiu medžiagą, tai nežinau, kokiu klausimu dabar. Ar dabar svarstysim, ar vėliau? Mes kol kas kvormo neturim. Kaip dabar girdit mane? Gerai. Dabar gerai. Prieš tai buvau ištribėjęs. Panašu, kad trukinėjai. Atsiprašau, čia. Kai reikia jau pradėti posėdį, internetas pradėjo savo juokus. Tvarkoje, tai turim žmonių pakankamai kvorumą, ar ne? Augustai, gali greit permest, ar turim kvorumą? Turim žmonių, kurie nežinome, kas yra. Meeting guest, Artūras. Taip, kas yra unknown user, jeigu galit pasigarsinkit, nes iš tiesų jokio vardo ir pavardės. Jungias. Unknown useris. Galit pasakyti, kas esat čia, nes nežinau. Aš nežinau, gal čia Eduardas Garbovskis, gal čia mano, aš iš telefono, tai gal čia man tai priskyrė, aš nežinau, pažiūrėkit. Supratau, gerai, Eduardai, tai žinosim tada, kad esi tu čia, tiesiog nerodo vardo, tai dėl to. Gerai, Antinino. Iš naujo prisijungti posėdį, tiesiog įsirašyti savo vardą ir matysim visi. Pas mane čia toks ribotas ryšys, aš jau nenoriu, jau prisijungiu, tai aš jau pagavau ryšį. Ačiū labai. Gerai, kolegos, tada pradėkim tuo. Artūras Pakėnas. Taip, Artūras Venčias, tai Artūras Pakėnas, Eduardai. Taip, daugiau visi, aiškus, ar ne? Taip, visus tokių Vytautas. Vytautas žinom. Taip. Ok, to aš tada spaudžiu įrašymą ir tada galėsim pradėti. Tai aš tai pirmiausia norėčiau dėl tos pačios darbotvarkės, ar ne, vakar buvau siuntęs klausimus, kurie buvo užregistruoti mūsų registre, tam tikrų nuomonių turiu, dėl ko galbūt vienus įtraukti, kitus neįtraukti, bet labai mažai reakcijų sulaukiu, tai aš siūlau tada padaryti mums visą tai bendrai. Čia dalinuosi tada tą pirmiausia iškarpą, tai kas buvo įrašyta ir ką dar papildomai pateikėt. Tai visus tos. Pirmasis klausimas dėl greičio ribojimo kelio darbų metu, ar ne, kai Eduardas buvo kėlęs įtraukęs, kad dažnai nevykdomose vietose infrastruktūrintų darbų nevykdant paliekami ženklai 30 ir kitokio greičio, kurie trikdo vairuotojus, kurių niekas tai skatina nesilaikyti tų ženklų. Tai manau, kad tikrai galim nuo eismo saugumo komisijos rašyti savivaldybė, ar ne, kad tokius ženklus tada nuimtų, kol nevyksta darbai. Teisingai, Eduardai, tu sakyk, jeigu ne taip interpretuoju, greitai sutariam ir judam toliau.
Čia tiesiog grįšim prie klausimus, susvarstysim tik tai, ar įsitraukiam šiandien šitą klausimą į darbą. Iš tikrųjų, klausimas yra platesnis, nes norėtų sužinoti, kas savivaldybėje kontroliuoja visus tos ženklus ir ką daro, nes mes deklaruosim, tai daug geriau nebus. Taip. Klausimą šitą įsitraukim, palikim. Sekantis buvo Gintaro Lepersko dėl visuomenės poreikių žemės paėmimo, tai aš nesu tikras, dėl ko Gintaras įtraukė šitą klausimą, mes jau, man atrodo, šiandien irgi neturim, kad galėtų pakomentuoti, tai siūlau šitą neįsitraukinėti, nėra Gintaro tikrai, nes greičiausiai ne mūsų čia komisijos reikalai. Toliau, sekantis Edai, tavo irgi buvo dėl susirašinėjimo su kelių policija ir ten raštai, kaip ten kas ką traktuoja, aš to irgi nesiūlyčiau įtraukti, nes mes negalim nagrinėti jūsų atskirų subjektų susirašinėjimo ir teikti savo išvadas kaip. Čia yra principinis klausimas, kas yra laikoma perėja, kas yra nelaikoma perėja. Ir kadangi dabar nebe policija tvarkys perėjų ženklinimą, o savivaldybė, tai mes turime turėti poziciją. Nes mano manimu, kas yra išdėstyta, tai yra, kad kai daromas bet koks ženklinimas, jisai devalvuoja pačią perėjos savoką. Nes vairuotojai pradeda ant jos mašiną statyti, policija sako, kad nieko tokio stato, ir tada lieka nebeaišku, kuri perėja yra laikoma normalia perėja. Ar galėsi pristatyti klausimą atskirai, kad, tapsime kažkaip pavyzdį ir panašiai? Ok. Tada pasilikti. Toliau dėl pėsčiųjų perėjų asfaltavimo ir tų didžiųjų perėjų įrengimo, neįrengiant visokių salelių ir nesilaikant perėjų įrengimo taisyklių. Buvau pasirašęs komentarą, ką mes galėtume parašyti, bet matyti irgi kokią rekomendaciją, ko laikytis taisyklių, čia su šito klausimu. Tiesiog bandau suvokti. Gauti paaiškinimus iš savivaldybės, kaip yra tai, kaip užtikrinama, kad tos taisyklės būtų realizuojamas. Čia platesnė yra tema, nes panašu, kad tas gatves remontuoja, būtent remontuoja be jokių projektų, daro žmonės, kurie neturi jokio supratimo apie pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės. Ir šitoje vietoje reikia žiūrėti, nes turėtų mūsų komisijoje būti žmonės iš visų skyrių, tame tarpe iš infrastruktūros grupės, kurie turėtų žinoti, kad šitą daiktą reikia prižiūrėti. Ok, galim šitą panagrinėti klausimą. Tada sekantis yra dėl eismo organizavimo senamiestyje. Čia aš nesiūlau įtraukti dėl to, nes aš nesuprantu, kokią eismo saugumo problemą čia sprendžiam. Tai, kad įrengti draudžiamieji eismo ženklai, tai yra eismo organizavimo klausimas, bet ne eismo saugumo klausimas. Nėra palikta jokia alternatyva nepasiūlyta. Manau, kad takas yra dviračių takų specialiajam plane, bendrajam plane ir nėra pasiūlyta jokia alternatyva uždraudus dviračių eismą. Tai dabar dviratininkai važiuoja per bet kur, kuriem pakliūna. Pavyzdžiui, per Jogailos gatvę, per Totorių gatvę, net nežinia kur. O iš tikrųjų didžiąją dalimi važiuoja taip, kaip važiuodavę, tai yra nesilaiko ženklų. Čia yra problema. Ženklų nesilaikymas yra problema. Kai kas įsivaizduoja galbūt, kad ženklo nesilaikyti yra nieko tokio, visi supranta, bet tai nėra teisinės valstybės sprendimas. Nes žmonės yra pratinami nesilaikyti ženklų, nes čia kvailiai pastatė. Teisingai. Tai kaip siūlytum šitą temą įtraukti į mūsų per tokį aspektą? Keisti specialų planą, dokumentus keisti. Aiškiai numatyti, nes Adomas Bužinskas, kai buvo pristatymas, kaip bus draudžiamas važiuoti dviračiais Vilniaus gatve, tuo metu jis minėjo, kad susiekimo paslaugos parengs naują schemą ir ją išviešins. Nieko to neįvyko per pusę metų. Negalėčiau pakomentuoti dėl eismo naujos schemos ar panašiai. Gal čia tik, bet žiūrėkit, manau, kad šitas yra eismo organizavimo visgi klausimas, ne eismo saugumo kažkokią situaciją sprendžiam, kuri čia padėtų pagelbėti ir panašiai. Čia tiesiog gal tada kaip perorganizuoti dviračių eismą šitoj senamiesčio ir jo gretimybėse. Tai siūlau šitą netraukti tikrai dėl... Nesutinku netraukti, nes mūsų komisijos nuostatose aiškiai pasakyta, ką mes sprendžiam. Mes ne vieną eismo saugumo klausimą sprendžiam, bet ir įstatymų laikymasi. Teisės aktų, normų, siūlome keisti kažką ir panašiai. Įstatymo laikymosi, tai jau čia labai plati sąvoka įstatymo laikymosi, tai galim balsuoti. Aš prabalsuokim šitą tada. Mes neturim iš komisijos. Turim kvormą, man atrodo. Pasižiūrėkit, čia yra daug ne komisijos narių. Ne komisijos nariai yra Oksana. Romena. Romena yra komisijos narė. Darės. Ar nėra Romena komisijos narė? Yra Romena komisijos narė. Tik Oksana nėra, visi kiti yra, žinokit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 žmonių turim iš komisijos, tai yra pusė, kaip tik formas. Tai prabalsuokime, ar šitą klausimą įtraukime. Aš tai laikau kaip eismo organizavimo, Edas žiūri plačiau dėl įstatymų laikymosi, bet aš negaliu suformuluoti, kaip tai tiksliai galėtume. Tai kelkim rankas, kas šiandien darbotvarkėje. Man viena Jonas užstrigo, mes čia už ar prieš dabar balsuojam, nes truputį buvo trikdis. Balsuojam, ar įtraukti klausimą į darbotvarkę. Atsiprašau, bet čia iš šios dienos darbotvarkė? Taip, iš šios dienos, taip. Bet aš įsivaizduoju, tas klausimas, ar jisai paruoštas apskritai šios dienos darbotvarkės svarstyti? Pritariu Eduardui iš toje vietoje, kad klausimai turi būti paruošti prieš savaitę. Mes darbotvarkės neturėtume tvirtintis posėdžio metu. Mes turime tik pritarti tam, kas pasiūlyta iki tol. Tai aš vakar pasiūliau darbotvarkę, buvo kam netiko, tai aš ir klausiu jūsų svarstymo dėl šito klausimo. Yra 3, kurie klausimą nori įtraukti, visi kiti klausimą įtraukti nenori. Aš siūlau per eismo saugumo gerinimo pusę galime įtraukti į kitą posėdį. Aš įgarsinsiu garsu, nes man sudėtinga šiek tiek su įranga. Tai aš tai siūlau netraukti, nes klausimas nėra paruoštas. Tai mano tokia pozicija. Ačiū. Gerai, žiūrėkit, subalsavom, šito kol kas netraukime, einam toliau, nes nenoriu viso posėdžio darbotvarkę praleisti. Dėl dviračių eismo pylimo gatvių miestą su atsakymu ir prašymu įtraukti saugaus eismo komisiją, bet iš esmės tai yra prašymas važiuoti pylimo gatve A juostą dviračiu nuo centro į stotį. Tai nežinau, kuo mes čia galim ką pasakyti, nes vien tik kelių eismo taisyklės draudžia važiuoti A juostomis dviračiai, jeigu tai nėra A+. Šiuo metu, kaip ir rašau, alternatyva šioje vietoje yra važiuoti tik tai pėsčiųjų infrastruktūra. Nesu tikras, kas klausimą. Kaip? Man atrodo, mes šitą klausimą esame jau svarstę komisijoje. Arba gal nesu manim. Tai suprantu, kad netraukiu, nes aš net nežinau, kas yra pateikę šitą klausimą, nesam pasirašę. Dėl atsisakymą leisti dviračius sukti į kairę Kareivių gatvėje irgi buvo tvarkau miestą su atsakymu, manau, ten irgi yra eismo organizavimo klausimai, ne eismo saugumo klausimai dėl ženklo perkelimo ir panašiai. Galbūt atsakymas nėra tikslus tokio, kokio reikia, tai galim čia atskirai tokius klausimus su savivaldybe ir su galbūt judu įsispręsti, kaip toj vietoj eismą organizuoti ir kur vieną ar kitą ženklą perkelti. Kas tada eikim toliau, papildomų žalių rodiklių įrengimas. Tomai, esi užregistravęs, bet nesiklausimas, pateikęs, sunku suprasti, ką norėjai paklausti, nes čia galbūt yra tema diskutuoti. Aš stebiuosi dėl to tokio garsaus žalių papildomų rodiklių įrengimo reklamavimo, turint omeny, kad lyg ir niekas nepasikeitė nuo jų panaikinimo. Tai iš kur atsirado toksai noras jas įrengti, tuo labiau, kad bent jau aš asmeniškai jaučiu, kad jos saugumo tikrai neprideda. Tai Eglė Eglė, man atrodo, kai tu esi vestas, nėra, jeigu labai trumpai papasakotum viskas, kas vyksta dabar su šitu klausimu, man atrodo, čia ir uždarykime greitai reikalą. Gerai, aš greitai, tada jeigu galima, tai taisyklės nei kelių šviesoforų rengimo, nei metodika TKA nepasikeitusi, TKA turi galutinį sprendimą ar gražinti ar negražinti pagal paklausimus lenteles. Mes gavome užduotį iš savivaldybės svarstyti vietas, kur galima būtų gražinti ir šiandien turėjo būti arba bus išsiųstas raštas, kur padarėme analizę,
kur įmanoma grąžinti nepažeidžiant tų pagrindinių principų ir papildomo eismo saugumo reikalavimų, pavyzdžiui, juodųjų dėmių buvimo tose vietose, tose sankryžose. Tai toks vietos yra bus pateiktos arba yra pateiktos savivaldybei ir jų yra tik tais 5 sankryžos ir 10 lentelių, bet čia nėra galutinis, kaip čia pasakyti, sprendimas, čia yra vertinimas, kiek iš visų 104 sankryžų, 243 lentelių įmanoma siūlyti TK grąžinti, bet niekas negrąžina ne pagal teisės aktus Vilniaus mieste ir negrąžins ne pagal teisės aktus tų lentelių. Bet tai Ar atsakė? Norėtų žinoti kažką tai apie tai. Norėtų žinoti, kas bus keičiama, kodėl bus keičiama, kas iniciatorius. Tai kaip sakiau, mes gavome raštą, ar ne, tai yra užsakymą iš savivaldybės atlikti įvertinimą tų sankryžų, mes tą atlikome. Tai iniciatorius bet kokiu atveju negali būti niekas kitas kaip kelio savininkas, tai jeigu jūs norite to paklausti, tai bet kokiu atveju toks tikrai atsakymas gali būti. Tai, sakykime, paslaugos gavo iš savivaldybės eismo organizavimo skyriaus prašymą parengti galimybės studiją. Infrastruktūros grupės, prašymą vertinti. Taip. Tai dabar nėra eismo organizavimo skyrius, yra infrastruktūros grupė. Transporto kompetencijų agentūrai irgi taip pat įvertinti, ar ne? Ne, mes, žiūrėkit, aš gal patikslinsiu, jeigu galima, tai mes pateiksime, nežinau, kada bus raštas išsiųstas tą sąrašą savivaldybei ir tada transporto kompetencijų agentūrai mes neteikiam, turi teikti kelio savininkas pagal tiesiog ŠAIT ir kitus teisės aktus arba įgaliotas asmo, tai mūsų niekas neįgaliojo, dabar yra tiesiog vertinimas, kur būtų galima grąžinti, bet kad būtų galima teikti TKA, šitą pasiūlymą, dar reikia papildomų dalykų, pavyzdžiui, srautų vertinimų ir panašiai, tai tokio užsakymo mes neturime dar. Tai klausimą atsakė. Ne, klausimą netraukim, dėl to mes medžiagos norim tiesiog daugiau gauti apie tai. Taip. Tai matyti sekantis veiksmas. Pasiūlymai tas rodiklės įrengti kažkur, tai tada būtų galima pristatyti tą situaciją, dėl ko ir kodėl tas darom. Ok, tai klausimą netraukiam, trumpai aptariam, Tomai, Daranka Aleksejus kelią, prašau. Sakė, aš Jonai, turbūt šitą klausimą reikėtų, kaip ir kiti kolegos nori, tai įtraukti į sekančio galbūt komisijos posėdžių nagrinėjimą prieš teikiant būtent TK vertinimą. Kokia tada pozicija būtų eismo saugumo komisijos požiūrė. Jeigu Tomas sako, kad tai yra nesaugu, tai pačių lytelių rengimas, tai tada galėtumėm tą dalyką pasvarstyti dar viduje. Dėkui. Ok, pasižymiu, kad jisai tada neliktų pamirštas, o galėtume kitam posėdį tą pasidaryti, arba nebūtinai kitam, o specialiai gal susiorganizuoti, jeigu ten kažkokie veiksmai bus daromi prieš TK apsvarstyti mums čia viduje. Ok, toliau esi parašęs ir pasiūlęs, ar gal šiandien ir ne. Pamenu, dėl išskyrus dviračius įrengimo, kur mes buvom, aš pasižiūrėjau, protokolus 22 paskutinis posėdis buvo lapkričio, man atrodo, mėnesį, ir mes ten buvom nagrinėję tos situacijas ir susitarę, žiūrėkit, įkeliu irgi ant ekrano, kad matytumėt, buvom nutarę, kad pasidalins eismo organizavimo skyrius tais 3 atvejais, kurie buvo nagrinėti ir kuriuose nebuvo įrengti išskyrus dviračių ženklai ir esant reikalui, įsivertinę tą medžiagą, kuri buvo, tų pagrindų galėtume siūlyti keisti kriterijus, pagal kuriuos mes ir nustatinėm, kur galima, kur negalima tos išskyrus dviračius įrenginėti. Tai kai Marius pasidalino tikrai, nes pats irgi buvo išsiuntęs, mes ten kažkokių reakcijų iš mūsų komisijos narių nesulaukėm nei vieno, kad kažką galbūt reiktų keisti ar svarstyti. Tai kadangi medžiaga išsiųsta pats vakar pakartojo tą laišką ir mes tik tai dabar tą klausimą keliam, nesu tikras, ar šiandien suspėtume apsvarstyti ir įsigilinti, galbūt atskirai pasivertinę tą medžiagą, tai, ką eismo organizavimo skyrius pateikia kaip argumentus,
atskiram susitikime, mažesniam rate, kas turi intereso čia pabandyti paformuluoti naujus tuos kriterijus, jeigu jie yra reikalingi, ir tada sekančiam posėdį pasitvirtinti tuos kriterijus. Ką manot apie tai? Aš tai manau, kad tie, kas nesivadovauja mūsų komisijos kriterijais, turėtų pasakyti. Edai, tavęs labiausiai klausimas. Manau, kad tie, kas siūlo nesivadovauti eismo saugumo komisijos kriterijais, turėtų pateikti savo kriterijus, nes panašu, kad jie tiesiog susigalvojo kažką tai ir parašė. O Jurgio gatvėje apskritai nesuprato, apie ką klausimas yra, ir pažiūrėjo priešingą kelio pusę, negu buvo prašoma. Tai net nežinau, ką čia svarstyti. Čia nebent tas klausimas yra, kad pagal mūsų nuostatus eismo saugumo komisija žiūri, kaip jų sprendimai yra įgyvendinami arba ne. Na, aš vis tiek siūlyčiau tada atskirai gal tuos 3 atvejus panagrinėti mažesniam rate, nes matau, kad žinau, kad Marius čia net irgi nėra, nes kitam posėdyje informavo iš anksto, kad nebus, tai nelabai galime ir jo tas nuomonės dabar sunku būtų vertinti be kitos pusės tos mums kriterijus, tai aš tada jį pasižymiu kitą mums spalvą ir Augustai, tavęs paprašysiu paorganizuoti atskirą susitikimą, įtraukiant ir dviratininkus, na, konkrečiai ir pešiuosius. Eduardai, apie Eduardą kalbu ir nežinau, gal Tomą irgi, jeigu yra intereso Tomui dalyvauti šitame klausime. Ok, tada judėkime toliau dėl dviračių pervažos panaikinimo Kalvarijų gatvėje 267 Eduardas Garbovskis. Pakėlė, kad galėtume įsitraukti. Eduardai, apie ką tas klausimas konkrečiai, nes iki galo neįme suprasti, ar tai yra mūsų komisijos. Jo, ačiū pirmininkė, tai tiesiog pareiškėjas kreipėsi su siūlymu ir pageidauja, kad jis būtų svarstytas saugumo komisijoje ir norim pristatyti nuomonę, sužinoti. Ir ten tokia situacija gavosi, kad sena infrastruktūra ir ten yra dviračių pervaža, Kalvarijų gatvė 267, kaip sakyt, namas, čia kaip ryšamasis adresas tos reguliuojamos perėjos, arba kitaip sakant, greitimybės yra Kalvarijų sodų 6, 7 ir ten viešojo transporto dar stotelės. Tai va čia šita teritorija, tai jeigu Oksana įjungtų trumpai įjungtų pristatymą, tai aiškiau būtų. Ir problema tai gal kokias dabar neįjungim, nuspręsime ir įsitraukim, nes apie... Tai čia eina kalba dėl 3 dalykų, tai yra 3 dalykai, tai yra plėtra, saugumo klausimas ir paliekamas strateginis klausimas, ar siūlymas laukti infrastruktūros ir kad jinai funkcionuotų tokiu būdu, kaip dabar, ar visgi nelaukti ir šitą išmontuoti ir ją panaikinant, laukiant tos plėtros. Tai vat trumpai tiek. O tai saugumo kažkokia problema yra, ar ne? Tai saugumo tokia kaip problema, jinai kol kas neišryškėjusi. Tai apie ką mes išnekam? Bet tiesiog pareiškėjas nori panaikinti dviračių pervažą. Nuostabu. Kiek tokių pareiškimų per dieną gaunat? Iš tikrųjų mes juos gauname gal ir daugiau tokių, bet iš tikrųjų žinodami procesinį dalyką, jeigu komisija atsimena, kai mes nagrinėjame ir teisminius klausimus teikėm, tai jeigu pareiškėjas paprašė, tai siūlyčiau visgi nuomonę suformuoti komisijos, nes paskui jeigu bus kreiptasi į kitas institucijas ir, sakykime, saugumo komisija nesvarstė, tiesiog vienas toksai iš procesinių dalykų. Tai jeigu nuomonę galime suformuoti, tai suformuoti. Nenorim formuoti nuomonės, tai pasakykime, neformuojame nuomonės, tai to užtenka. Tai nuomonė yra paprasta. Eismo saugumo komisija nesvarsto klausimų, kurie neturi jokių pasiekmių. Tai yra, kad eismo saugumo problemos, jeigu nėra, jokio patogumo nesprendžia klausimo, tai ką mes tada turim gilintis? Tai tinka. Tai mes galim tokį protokolinį įrašyti, mes tokius klausimų nesprendžiam, to užtenka ir pateiksim pareiškėjų, kad net ir toks formalus atsakymas irgi tinka. Tai yra ne tai, kad mes nesprendžiam klausimų, jeigu nesuformuota saugumo kažkokia problema, patogumo problema, koks tikslas to pakeitimo yra, tai ką mes galim spręsti?
Aš pritariu, nes tada, čia toks pat klausimas, kaip ir su to senamiesčiu buvo, ar su Pylimo gatve irgi labai panašiai, kas buvo anksčiau rašte, bet sakom, kad labiau eismo organizavimo, gal infrastruktūros įrengimo ar neįrengimo čia klausimai. Eglė, dar tu norėjai kažką pakomentuoti, ar jau ne? Ne, tai aš gal paprašiau, tiesiog norėjau pasakyti, kad taip, ten tiesiog klausimas paprastas, ar šviesoforas reguliuojamoji perėja, turi būti pervaža, kai neteina į ją dviračių takas, tai čia galėtų būti aišku ir plati, kaip mes mieste darom ar nedarom, ar ten, kur ir be tako važinėja dviračiai, ar nereikėtų tos perėjos ir palikti, ir kokie čia reikalingi ar bereikalingi galbūt kaštai būtų naikinti tą pervažą, kuri niekam saugumo nemažina. Tai tiesiog tas paaiškinimas, nes tą paklausimą gavom ir mes. Tai tada aš siūlau šitą klausimą įsitraukti ne kaip šitos konkrečios pervažos klausimą, o kaip principinį klausimą, nes tokių pervažų esate panaikinę jau ne vieną, EOS skyrius. Konkrečiai per Žolyno gatvę, pakelių įsigimo paslaugas. Kaip tada susiformuluojam šitą? Dviračių pervažų naikinimas mieste be dviračių infrastruktūros, kai nėra... Nebūtinai gal naikinimas, bet dviračių pervažų buvimas, tai gali būti ir įrengimas, kur nėra dviračių takų, ar kur jie planuojami, arba netgi nėra planuojami, jiems net nėra vietos gal kartais. Tai va toks gal kompleksinis klausimas šviesoforais reguliuojamuose postuose tiesiog. Gerai, kol kas va taip įtrauktų, galėsim diskutuoti platesnė prasme. Ir paskutinis tada klausimas, kurį tikrai siūlau svarstyti, komisijos pirmininko tinkamumo eiti pareigas svarstymas, ką irgi Eduardas iškėlė, tai labai labai geras klausimas. Ačiū tau, Eduardai, tikrai apsvarstysim ir padiskutuosim. Ok, užtrukom šiek tiek su darbotvarkė, bet tada grįžkim matyt nuo pradžių ir bandykime eiti nuo pirmųjų klausimų. Darbų metu. Aš kol kas dalymas išsijungiau, kad galėtume vienas kitą aš taip jau nebesidalinu. Vienas kitą galėtume matyti ir diskutuoti. Tai greičio ribojimas, kai nėra vykdomi darbai. Tomai. Aš čia tiesiog gal tu norėtum išsijungti video, būtų sklandesnis garsas, nes karts nuo karto trukinėja, o vaizdas neprideda nieko. Gerai, ačiū. Tai Edai, jeigu gali šiek tiek pristatyk mintį ir padiskutuokim, tada kokią rekomendaciją galim. Tai mintis, čia labai senas klausimas yra, mintis paprasta, kad labai dažnai darbų metu yra pastatomi, pavyzdžiui, Kareivių gatvėje pastatomas ženklas 30. Darbai nevyksta savaitgalį, ten liesti kažkokį laiką kartais nevyksta, o ženklas 30 vis tiek yra paliekamas. Tokie ženklai labai demoralizuoja vairuotojus. Tai tiesiog įpranta, kad nereikia laikytis tų taisyklių, nes šitas ženklas yra nesąmonė, nes jokie darbai nevyksta. O kadangi dar ir policija nekontroliuoja, nes lygiai taip pat galvoja, kad čia nesąmonė ženklai, tai tiesiog gaunasi, kad vairuotojai nebesupranta, kuriuos ir kada ženklus reikia laikyti kaip tuos, kurie eismą organizuoja. Tai šitoj vietoj mūsų kaip eismo saugumo komisijos pozicija turėtų būti tokia, kad mes turime išreikšti susirūpinimą, kaip visada, kad nėra prižiūrimas darbų organizavimo schemos. Ir mano manimu turėtų būti pateikta visiškai aiškiai tvarka, kaip tos darbų organizavimo schemos yra prižiūrimas, kas už jas atsakingas ir kokia yra atsakomybė, jeigu jie neprižiūri. Tai aš nežinau, čia verta dabar daugiau svarstyti, galbūt tiesiog kaip klausimas įsitraukti, kad EOSas ar, nežinau, infrastruktūros grupė dabar atsakytų, kokiu būdu yra prižiūrimi, dalinami tie leidimai. Tarkim, kad ir užtvėrimų leidimai yra duodami ir aš kiek jau matęs leidimų, tai prie jų schemų net nebūna. Tiesiog iš vis nebūna schemų, nors tarybos sprendime yra parašyta, kad schema turi būti. Tai klausimas tada, kaip tokie leidimai yra išduodami ir kaip juos vertinti, ar kaip nelegalus kažkokie tai darbai vykdomi, ar vis tik tai su infrastruktūros grupės pritarimu. Turit kas nors papildyti, pakomentuoti arba atsakyti? Grupės galbūt. Aleksėjau, taip, prašau, ir po to Artūras. Jo, Eduardai, norėčiau paklausti dėl pačio klausimo tavo esmės. Jeigu mes norim svarstyti dėl greičio ribojimo ženklų galiojimo vykstant kelio darbams, ne? Tai čia yra vienas klausimas. Jeigu mes norim svarstyti
dėl kelio ženklų priežiūros, tai čia yra kitas klausimas. Tiesiog norėjau pasitikslinti, kurį mes šiuo metu klausimą norim aptarti, apsvarstyti komisijoje. Tik kelio ženklų priežiūros, eismo organizavimo schemas ir jų priežiūros vykdant darbus. Tai yra, kai netipiška situacija, vyksta kažkokie darbai, kai yra laikini pakeitimai. Supratau, ačiū už patikslinimą. Tūrai, taip. Įsijungiau, girdisi, ar ne? Taip. Tai tada dėl tų darbų labai pritarčiau Dardui, gal šiek tiek iš kitos pusės. Labai dažnai būna tose schemose, kur vyksta darbai, trūksta ženklo apribojimo pabaiga 336 ir neretai matosi, kad darbai jau pasibaigė, o dar kilometrą 2 tęsiasi kelias be jokių sankryžų ir pagal taisyklės nevat ir toliau reikia važiuoti 30, nežinia dėl ko ir nežinia kodėl. Ir tų darbų, apribojimo pabaigos ženklų niekur nestato, nors aš įsivaizduoju, kad pagal schemas jie turėtų būti. Na ir be abejo, dažnas dalykas atrodo, kad skaičius 30 yra vienintelis, kurį pažįsta kelininkai. Ar tikrai visada turi būti 30, o gal kažkada turi būti ir skaičius 40, o gal net ir 50 greitesniuose keliuose. Tai aš apie tiek. Ačiū. Eduardai. Jo, tai kolegos tikrai, jinai aktuali tema ir savivaldybė, infrastruktūros grupė žinoma. Tikrai patvirtinam, kad yra tokių atvejų, kai rangovai nusižengia išduotiems leidimams ir pagal visus procesus, tai šiai dienai viešoji tvarka prisideda prie kontrolės aptvėrimų. Dėl tų leidimų išdavimo procesų, taip, dabar struktūriniai pokyčiai įvyko, jie dar šiek tiek tikslinami ir įsidirbs ir atkreipsim dėmesį į tas pastabas, tai, kad čia išsakė komisijos nariai. Tai, bet visais atvejais, jeigu tikrai pamatote netinkamą aptvėrimą ar ką, tai tikrai reikia sureaguoti ir pranešti ir atitinkamai bus vertinama, sakykime, rangovų kompetencija ir jų atitikimas. Trumpai tiek. Ačiū. O gal yra tos schemos kažkur tai viešai prieinamas? Nes labai sunku vertinti, niekas schemą nerodys paprastam praeiviui. Gal ir legali, gal tiesiog schema keistai suderinta, gal nelegali, nėra kaip patikrinti. Ten buvo anksčiau, mes tokias skydus darėm ir buvo praktika, kad įpareigojom rangovus, kad jie paviešintų tas brėžinius, bet jie ne visą laiką tą daro ir galbūt mažai retkarčiais, kai apskritai tai daro, nes jie traktuoja savo tokį sprendimą dėl duomenų apsaugos, nes tenais yra jų mobilūs numeriai, kontaktai ir visa kita, tai kas reikalinga, ir faktiškai jie to nedaro. Tai čia reikėtų giliau pasižiūrėti į teisinius aspektus. O šiaip, kiek mes galime, tai viską viešinam per Vilnius LT polapį, eismo pakeitimai ir ten kiek įmanoma tos informacijos suteikiam. Tai iš tikrųjų visi pakeitimai atsispindi. Ačiū. O tai mes kaip komisija gal tiesiog turime prašyti ar administracijos direktoriaus ar tarybos sprendimu, kad būtų reikalavimas tas schemas viešinti prie darbų vietos, jeigu tai nėra avariniai darbai. Tvarka 21 metais yra berods patvirtinta, bent dalis tvarkos, kad EOSas turi suderinti ir duomenų klausimas, tai yra duomenų apsaugos klausimas, šis skamba gana keistai, nes visai nebūtina viešinti su visais parašais, užtenka tiesiog viešinti tą, kas yra oficialiai padaryta ir tai galėtų būti daroma Maps Vilnius LT. Jeigu yra sunku viešinti, pakabinti A4, pavyzdžiui, lapelį su schema ant kokios nors tvoros užtvėrimo. Siūlymas, dar kitaip performuluoja Edai, turėti galbūt net polapį Maps Vilnius LT su šitų kažkokio atvaizdavimo, ar ne? Gal variantas. Žiūrėkit, aš labai trumpai dėl tų telefonų. Aš ir parašiau, tai jeigu jie deda asmeninius telefonus, taigi čia jų problema. Darbo yra darbinis telefonas. Manau, kad čia iš vis ne problema, nes galima viešinimui padaryti visiškai atskirą lapą. Schemoje tikrai jokie telefonai neturi būti surašyti, ne viešų asmenų. Taip.
Aleksėjau? Negirdėjau, Jonai, atsiprašau. Mano siūlymas yra toksai, kad vis dėlto, jeigu rangovams užduodama ta schema, ten tos kontaktiniai numeriai iš tikrųjų yra nurodomi atsakingo darbų vadovo, kuris atsako už tą, sakykime, kelio darbų toj zonai aptvėrimus ir eismo ribojimo ženklus ir taip toliau. Tai tie duomenys reikalingi tam, kad galima būtų matyti infrastruktūros grupę arba viešai tvarkai kontroliuoti, būtent ir bendrauti su atsakingu, siekti, jeigu kažkokia ypatinga situacija vyksta mieste, lygiai taip pat kaip ir mūsų eismo valdymo centrui, kontaktinė informacija tokia reikalinga. Tai schemose, nežinau, ar būtina, nebūtina, tai čia jau kitas klausimas, kaip galima išspręsti tų telefonų rodymą arba pateikimą tam tikrų rangovų atsakingų. Kitas momentas yra, kad visi eismo ribojimai yra talpinami interaktyviame žemėlapyje pagal tos išduodamus leidimus ir suderintas schemas. Ir jeigu tu norėtum pamatyti, yra mūsų judu.lt tinklapį interaktyvų žemėlapis, kur šiuo metu yra išduoti ir galiuojantis leidimai vykdant kelio darbus ir esant eismo ribojimams tam tikriems. Tai visa ta informacija yra interaktyviame žemėlapyje žymima, bet ten nėra tų kontaktinių asmenų, nes tai yra asmens duomenys. Kaip prie tos informacijos skleisti schemas suderintas, tai čia jau kitas klausimas, kurį turėsim techniškai turbūt su infrastruktūros grupė spręsti ir ateity galbūt ir patobulinti tą informacijos teikimą. Tai tiek būtų iš mano. Aleksėjau, ar aš gerai suprantu, kad kažkur yra žemėlapis, kuriame yra nurodoma, kur apskritai yra kažkokie darbai atliekami su leidimu? Žinoma, kur leidimas yra. Tai kitaip tariant, jeigu matosi kažkur, kad darbai yra atliekami, o žemėlapyje nėra to leidimo, tai vadinasi, jie nelegalūs? Gali būti, taip. Bet tai gali būti, ar čia yra kaip taisyklė? Taip turėtų būti. Tai yra taisyklė, nes visi išduodami kelio eismo ribojimo kelio darbai, kurie vykdomi, yra metiniai leidimai. Pagal metinius leidimus rangovai turi visą teritoriją ir atlieka remonto darbus, duobių lopymą ir panašiai. Tai aišku yra problema, kad pagal tos metinius leidimus ne visi rangovai skambina į eismo valdymo centrą mum ir praneša, kad toj gatvėje šiuo metu ribos eismas dėl tam tokių darbų. Tai yra konkretos darbai su eismo ribojimu, tarkim, vykstant ateities gatvėje rekonstrukcijai, tai ten tie visi ribojami ir tos temas visos buvo suderintos ir ta informacija interaktyviam žemėlapyje yra patiktima. Tai tada tas žemėlapis, kaip suprantu, yra bevertis, nes jeigu yra kažkokie metiniai leidimai ir atskirai leidimai neišduodami, tiksliau nežymima, kas konkrečiai šiuo metu daroma, tai nieko ir nesuprasi, kas tos darbus vykdo. Primenu kitiems komisijos nariams, kad 21 metų yra miesto tarybos sprendimas dėl perkasimų ir užtvėrimų schemų ir ten tvarkos. Ir ten yra parašyta, kad kiekvienam absoliučiai perkasimui, jeigu jis nėra avarinis, turi būti išduodamas leidimas iš eismo organizavimo skyriaus. Tai šitie leidimai, jie kažkur žemėlapyje yra, ar ne? Mūsų žemėlapyje nėra. Tai tada, supratau, neverta žemėlapis dėmesio. Tai klausimas lieka, kad kodėl nevykdomas tarybos sprendimas iš esmės. Okay, tai pasiūlymų visokių išgirdom, sudėjom. Eduardai, dar tu ranką keli, bet ar turi dar ką pasakyti, ar tiesiog nuo praėjusio pasisakymo liko? Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, kad taip traktuoti, kad nevykdoma, tai gal taip nedalykiška, jisai vykdomas tarybos sprendimas, bet rangovų, sakykime, informacijos, sakykime, nepateikimas, tai ir kontrolė, tai yra problema. Bet problema apskritai yra kelių eismo taisyklių pažeidime ir visa kita. Tai aš siūlau šitą klausimą imti racionaliau. Tai kaip ir pat minėjau, dėl tų labai Artūras gerai pasakė, kad pradėkime nuo greičio ribojimo, nes yra 20 km/h intervalas. Tikrai tie ženklai turi būti atitinkamai statomi, priklausomai nuo žingsnių mažinimo greičio ir jų turi būti aiški pabaiga. Tai čia vienas klausimas.
o kitas klausimas jau tada procesai ir kontrolė, nes čia šiek tiek gilesnis klausimas, nes čia prasideda nuo infostatybos, nuo darbų organizavimo projektų suderinimo, nes jeigu rangovai turi ar vystytojai darbų organizuotą, tai jie pagal tą darbų organizavimo projektą vykdo tuos darbus ir jiems atskirai kažkokio dar brėžinio nereikia. Yra leidimas išduotas darbų organizavimo projektas su statybos leidžiančių dokumentų ir tokie dokumentai yra prieš tai viešinimi, atskirai nededami. Tai čia apskritai procesinis dalykas tobulintamas. Aš manau, kad gal šitą panašu nepasiruošę esame klausimui, nes yra daug niuansų, kurių nežinome. Tai yra, būtų gerai paanalizuoti kažkokią schemą, nes, pavyzdžiui, ar iš eismo organizavimo schemose yra vis tik tai tie Artūro prašomi greičio apribojimų pabaigos ženklai numatyti ar ne? Taip yra. Tai jie tiesiog nepastatomi yra. Arba artimoji sankryža panaikina. Tai priklausomai taip. Jeigu ilga atkarpa, tai turi būti ženklai. Greičio apribojimo. Schemas tiesiog pamatyti. Visiems komisijos nariams važiuoti ir... Taip. Tai čia reikia individualiai paimti kažkokią vietą, panagrinėti. O Eduardai, jūsų vertinimu, kaip dažnai darbų rangovai laikosi tų schemų? Aš tiesą sakant, galiu pasakyti iš savo praktikos, tai mes mūsų grinai grupės, prieš tai eismo organizavimo skyriaus ir grupės inicijavo per metus, aš nežinau, dabar 40 protokolų. Aš nežinau, čia... Rimta problema iš tikrųjų yra. Ta prasme, taip, yra problema, yra pažeidimai, tai 40 protokolų, tai į mėnesį, porą gali būti tokių atvejų. Tai tada būtų gerai, kad kitam kartui paruoštumėt klausimus su pasiūlymais, kaip spręsti šitą reikalą. Nes 40 protokolų yra daug. Nemažai. Nes rangovų Vilniuje turbūt nėra labai daug, tai tikėtina, kad tie patys rangovai vis daro pažeidimus. Ne, atvirkščiai. Atvirkščiai, nes statistiškai, kai yra traukiami administracinė atsakomybė, tai čia grinai naujokai, nauji rangovai, kur atvažiuoja iš regionų, iš Panevėžio rajono, iš Tauragės, iš Klaipėdos. Tai tikrai, į Vilnių suvažiuoja tikrai daug kitų miestų rangovų, tai jaučiasi ir tikrai dėl Vilniaus rangovų ir dėl Vilniaus apskrities, tai jau jie tikrai stengiasi tų reikalavimų nepažeisti. Bet, sakykime, naujokai, tai tikrai jaučiasi. Tai tie visi protokolai, tai vadinai iš svečių rangovų, taip pasakyčiau. O nėra čia tokio atveju, kad tiesiog seniems rangovams apskritai protokolų nerašote? Nes aš, pavyzdžiui, matau daug jau atvejų mačiau, kur rangovai lyg ir yra seniai žinomi, jie panašu, kad net turi pažįstamų Vilniaus savivaldybėje, bet užtveria šaligatvius taip, kad žmonės važiuojamai dalimi yra priversti vaikščioti. Ne. Kodėl? Tai mūsų rangovai irgi bausti šiais metais. Yra tokių atvejų. Supratau. Tai jums spręsti, kaip daryti su šito klausimu, nes aš akivaizdu, kad jis labai neparuoštas yra. Daug čia yra labai kintamųjų, mes labai mažai informacijos turime. Tai žiūrėkit, o jeigu kitą kartą pasimsim vieną schemą, išanalizuosim, kaip parengiama schema ir kaip laikomasi, kokiu pagrindu arba kokiu pavyzdžiu tą galima padaryti būtų ir ką mes po to norėsim čia komisijoje suformuoti. Tai čia klausimas, nes šiaip jau pasiūlymų visai neblogų ir tų, kaip reikėtų laikytis tos schemos ir kaip galbūt tą kontrolę, tik tai čia neturim pasiūlymą užtikrinti, koks tas procesas būtų, tai nebent galėtume paprašyti infrastruktūros grupės tą procesą pasiūlyti ir tada apsvarstyti kitam posėdį. Nežinau, aš bandau išgirsti, ką mes galėtume svarstyti konkrečiai su šito, bet nesuformuoju dar, kas saldantį. Aš norėčiau tada kaip pavyzdį iškart pasiūlyti, kaip atvejį, tai kai yra išduotas leidimas Antakalnio gatvė berods 14 prie Sapiegų parko, išduotas Sapiegų parkoje iškasti 8 kvadratinius metrus yra iškastama visur aplinkui. Ir išskyrus beveik Sapiegų parką patį. Ir iškastama mėnesiui, atvažiuoja viešoji tvarka, užsifiksuoja, atvažiuoja policija, užsifiksuoja ir nieks nesikeičia. Mėnesį laiko nesikeičia, šaligatvis neatlaisvinamas. Tai šitą atvejį norėčiau pasižiūrėti.
kas ten vyko ir kur užstrigo, kodėl šaligatviai nebuvo atlaisvinti. Tai gal galim tada tikrai, kaip čia, užsiprotokoluot, paprašyti, kad Eduardas su komanda kažkokį, tai bent jau trumpai tą visą procesą apsirašytų, kaip čia kas tą schemą derina, kur tada viskas vyksta, kas tada kontroliuoja, panašiai, kad, matyti gal spragus ir pasiūlyti kažkokius pasiūlymus nuo komisijos. Kokiu būdu? Konkrečiai galim pavyzdį turėti. Pirmininkai, jeigu kalbant apie šitą, tai aš taip supratau, ten nebuvo schema derinta. Buvo schema darbai daryti ne pagal schemą. Ta prasme, schema buvo, bet schemai buvo, ne pagal schemą aptverimas buvo, jo? Visiškai ne pagal schemą, taip. Tokia 100 kartų didesnė teritorija aptverta. Tai va, tai ten, aš kaip suprantu, viešoji tvarka baudė juos, ne? Man atrodo, man atrodo, kad buvo Lietuvos rytinės straipsnis, kad nebaudė nieko, nes viskas tvarkoja. Tai va tas ir įdomu, kas ten buvo. Tai jo, tai čia gerai, tai dėl šito klausimo galima bus pasidomėti, kuo baigėsi viešosios tvarkos grupės, kaip tyrimas, ką ten nusprendė, nustatė, ar kas ten vyko. Žiūrėkit, padarykim taip, pasidalinkit, Eduardai, vis tiek jūs ten su viešąja tvarka greičiau susišnekėsit, pasidalinkit šitų konkrečių atvejų, kokia ten situacija buvo ir ar ten buvo bausta ar ne, nes čia kol kas girdžiu, tai kad yra labiau, kad tų pačių rangovų nevykdymas ir neįgyvendinimas tų schemų, kas būna suderinta ir galbūt ne iki galo išpildymas. Tai čia gal problema, bet tada komisija čia nieko nepasiūlys, čia tiesiog reikia kontrolės, nes ir tiek. Ir padarykim tą, kaip čia, elektroninį laišką, pasidalinkit tą informaciją, matysim, ar reikia tą klausimą kažkaip traukti į kitą komisiją. Ir iš karto sakau, kad mums nereikia jokios asmeninės informacijos žmonių, nes rangovo pavadinimo irgi net nereikia iš tikrųjų. Tai yra... Čia situacija, taip. Ok, gerai, tai ačiū, tada uždarykime tada šitą klausimą, susiprotokoluojam taip, kaip sutarėm dabar ir tada spręsim nuotoliniu būdu ar įtraukime sekantį tą posėdį. Gerai, klausimas tada yra dėl perėjų, kas yra perėję ir neperėjo. Edai, tu šitą klausimą kėlei, tai jeigu trumpai suformuotum savo pasiūlymą mintį, ką nori apsvarstyti ir tada padiskutuokim. Parodykite ekrane, kas yra šnekama, nes čia prie kitų dar klausimų bus, kad Jonas ekrane rodo vieną vaizdą, mes matome klausimų registrą kitą vaizdą. Aš įsikirpau šitus. Taip, bet tai kodėlgi netaisyti jų Google Drive iš karto su pastabom. Čia buvo, žiūrėk, aš iš karto ir atidariau tavo postą keltą. Prisimenu. Matote, kad čia yra atsakymas apie tai, kad stovi automobilis ant perėjos ir jisai yra nelaikomas, kad stovi ant perėjos, nes šitas daiktas yra nevadinamas perėja, policijos manymu. Ir dabar, kadangi iš policijos yra perimta, kad tik tai su savivaldybė turi būti derinama, tai mes turėtume pasakyti rekomendaciją, ar, net nemanau, kad čia verta sakyti rekomendacijas, nes mano manimu ženklinimas gali būti tik tai toks, kas numatytas kelių eismo taisyklėse. Ir jeigu kelių eismo taisyklėse yra nurodyta, kad perėja yra žymima zebru, tai zebras neturi būti naudojamas niekam kitam išskyrus tai tam, kuris įgalioja. Nes priešingų atveju, tarkim, čia yra perėja akivaizdu, kad per ilga, tai tokia perėja net negali būti, tai mano manimu tokiais atvejais perėja turėtų būti panaikinta, nes čia jos nėra. Negali būti tokia perėja įrengta apskritai, o formaliai čia net nėra perėja, nes nėra ženklų, kurie kažką žymėtų, bet tokiu atveju toks pats ženklimas klaidina. Ir tokio klaidimo reikėtų vengti. Ar nėra čia, Edai, ta situacija, kai privatininkas pats susipaišo tas perės savo sklypuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, bandydamas ten kažkaip formuoti... Mes pavasarį turėjome šitą klausimą, kai pasikeitė kelių įstatymas ir anksčiau privatininkas turėdavo derinti, tikriau kelio savininkas turėdavo derinti su policija, o pasikeitė įstatymas ir dabar turi derinti tik su savivaldybė. Policija labai pergyveno, kad jie nebegalės įsikišti, buvo diskusija, mes elektroniniu paštu surašinėjome, kad jokios problemos čia panašu, kad nėra. Tiesiog turės dabar derinti su savivaldybė ir savivaldybė turi teisę priimti sprendimus ar viešuose, eismo organizavimo tvarka viešuose keliuose, kitaip tariant, reikia suderinti su savivalda. Čia negali būti vien tik tai savininko reikalas. Jeigu tai yra viešas kelias, vadinasi, turi būti tvarka pagal kelių eismo taisyklės vykdoma. Ar kaip šiuo atveju mes čia formuluojam, nes gal nenagrinėjom konkrečiai šitos situacijos, čia kaip geras pavyzdys, kad tokių situacijų yra, bet tada kokį mes pasiūlymą keliam? Tai pasiūlymas ir yra turbūt toksai, kad nederinti schemų, kurios sukelia abejonių vairuotojams.
Tai yra, kad nebūtų dviprasmybių. Man atrodo, tame įraše turbūt parašyta yra. Gali būt, ne iki galo perskaičiau. Ar turit kas kitas kažkokių pasiūlymų, rekomendacijų arba ne mūsų įrašui rekomendacijai nederinti tų schemų, kurios neatitinka perėjų įrengimo taisyklių? Vytautai, taip, jūs. Aš turiu tokį šalia klausimą. Ar tarnybos gali automobilius statytis ant perėjos? Pavyzdžiui, man yra tekę, kur yra Santariškių žiedas, turiu net nusifotografavęs, yra pėsčiųjų takas, ten perėjos, atvažiavusi tvarkytojų mašina, jinai stovi ant to ir pėsčiųjų praėjimo ir ant perėjos. Tai jinai pažeidžia ką nors, ar tarnyboms galima mėtyti mašinas kur norim? Negalima tarnyboms mėtyti mašinų, jeigu nėra švyturėlio. Man atrodo, atsirado kelių eismo taisyklių pakeitimas, kad ir su oranžiniu švyturėliu galima važinėti šaligatviais. Bet kuriuo atveju pats švyturėlis turi būti. Eduardas Garbovskis turbūt galėtų patikslinti. Supratau. Tai gerai. Neturim tada kitų pasiūlymų, tai matyti tada tokią rekomendaciją ir parašykim dėl tų schemų derinimo, nederinimo, kai perėjos įrengiamos neteisingai. Tai ačiū tada už šitą, išjungiu rodymą. Toliau sekantis klausimas dėl šių perėjų perėjų. Čia man vienai rodo, kad pakelta ranka Eduardo. Eduardas tiesiog tos rankos nenuleidžia, man atrodo. Ai, supratau, atsiprašau. Bet jeigu yra kitaip, tai Eduardai, tu sakyk iš karto. Tiesiog gal ar nori pasisakyti, ar vis dar laikai tą ranką nuo praėjus. Gerai, sekantis klausimas, kol Eduardas dar nereaguoja, kol kas tai pėsčių perėjų perasfaltavimas, ar ne? Irgi galiu parodyti, kas yra įkelta. Atsidarom, tai yra tos didžios gatvių perasfaltavimas, bet nesutvarkymas pačiųjų perėjų. Tai Edai irgi, jeigu gali trumpai. Tai yra, kad remonto būdu yra atliekami darbai mieste ir labai plačiose gatvėse yra tiesiog peržymimos perėjos, kurios kažkada buvo. Nors pagal pėsčiųjų perėjų rengimo taisyklės perėjos nebegali būti eksploatuojamos ir, man atrodo, mes turime netgi protokolą eismo saugumo komisijos, kur buvo išvardinta perėjos, kurios turėtų būti taisomos. Ir mes lygiai ir esame nusprendę, kad po metų apskritai turėtų nebelikti perėjų, kurios netitinka pėsčiųjų perėjų rengimo taisyklių. Bet dabar turime situaciją, kad šviežiai yra perasfaltuotos gatvės, paprastojo remonto būdu ir tos perėjos yra vėl tiesiog įrengiamos atgal. Tai yra matosi, kad yra atnaujinamas šaligatvis, padaromas neįgalių įvedimo paviršius iki pat perėjos, bet nėra įrengiama jokia saugumo salelė ir lieka beprotiško pločio važiuojamoji dalis, kurioje bus perėja. Šitoj nuotraukoj perėja dar yra nepažymėta, bet realybėje šiuo metu perėja jau yra pažymėta. O pėsčiųjų perėjų rengimo taisyklės tokius dalykus draudžia ir reikalauja panaikinti tokias perėjas apskritai. Tai klausimas yra, koks yra paaiškinimas, kokie motyvai, kodėl yra būtent taip keistai daroma. Nes matosi, kad darbai čia yra atlikti infrastruktūriniai darbai. Tai kas sutrukdo padaryti, pavyzdžiui, saugumo salelę šitoje vietoje? Tai problema yra tiesiog taisyklių nesilaikymas įrengimas. Rekomendacija ir būtų tada tokias perės, kurios netitinka taisyklių, kaip ir buvo reglamentuota, jas naikinti arba jas numatyti pertvarkyti, kad būtų įrengta pagal taisyklės. Taip? Čia manau, kad bus dažniausiai atsakymas iš infrastruktūros grupės yra tai, kad čia yra ne naujai įrengta perėja, o tiesiog paprastojo remonto būdu jinai yra tik tai atnaujinta. Bet mes puikiai suprantame, kad nėra tai visai paprastas remontas ir paprastojo remonto būdu lygiai taip pat galėjo tą perėją padaryti siauresnė. Tai yra, kad mažiau reikėtų pėsčiajam eiti, būti važiuojamoje dalyje. Tai šitoje vietoje tada turėtume kaip nuo komisijos pasakyti, kad mes matome problemą ir ją reikėtų įvardinti ir spręsti. Ir administracijos direktorius turėtų jau tai daryti. Čia mūsų rekomendacija. Kad atkreipiame administracijos direktoriaus dėmesį, kad yra nesilaikoma tokių tai taisyklių. Taip. Vytautai. Aš turiu tokį prašymą, nežinau,
kur kaip įforminti kartais, kai perėjose arba laukimo salelėse yra tvarkoma, tai yra ir, sakykime, buvo padarytas taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai, kaip čia jis dabar apačioje matos tvarkingas šitas iš geltonos, tai darant remontą sutvarkoma vieta, o to paviršiaus lieka tik tai nuotrupos. Aš įsivaizduoju, kad jeigu kažkokį žymėjimą sugadinom, tai po remonto reikėtų ir atstatyti. Konkrečių tokių vietų yra, kur aš taip mačiau paskutinį kartą, tai buvo Konstitucijos prospekte, čia su Kalvarijų gatvė kertantis. Ten kažkokią duobę užlygino, o kad padarytų vėl įspėjamąjį paviršių, tai ir pamiršo. Gal galim kažkur įrašyti ar kažkokiose rekomendacijose, kad tai yra. Aš manau, kad visai gal tinka prie šito klausimą atkreipti irgi dėmesį, kad jeigu remonto būdu būna tvarkomos perėjos, kad atstatytų į tą pradinę būklę ir ypatingai remonto būdu dar ir numatytų papildomai, jeigu nebuvo neįgaliesiems skirtų vedimo ir įspėjamųjų paviršių. Tai siūlyčiau traukti. Klausimas turiu, ar iš tikrųjų tie vedimo paviršiai padeda, nes aš kažkaip, žiemą ypač turiu abejonių, kad jie kažkaip veikia, nes matau labai daug sniego, krūvų sukrauta ant vedimo paviršių, visokie boltai buvo pristatyti rudenį. Tai yra, ar tie paviršiai realiai yra naudojami? Ar čia yra tokia labiau varnelė? Gal čia kažką galima tobulinti, kad jie būtų geriau naudojami? Kad jie būtų geriau naudojami, tai jie turėtų būti valomi, jie turėtų būti projektuojami ne šaligatvių pakraščiuose, ten kur krūmai, medžiai auga, bet kad jie būtų suprojektuoti taip, kad ta dalis, kuri valoma, kad joje ten ir būtų, o šitie paviršiai yra reikalingi tam, kad, pavyzdžiui, ir šitoj vietoj, sakykime, kur dabar yra nuotrauka, tai anksčiau būdavo neregiams kaip ir orientyras, tai kelkraštis, taip, nuo kurio reikėdavo nulipti tam, kad patektum į važiuojamąją dalį, bet kai judėjimo negalę turintiems žmonėms tapo nepatogu ir šitie dalykai nėra nuleisti, tai šitas reljefas geltonas, jis perspėja, jie yra dedami prieš kliūtis, o kliūtis tai yra gatvė. Tai, kad žmogus atsistojęs gatvėje nelauktų, tai šitas paviršius yra reikalingas. Tie, kur yra iš griovelių, tai jie reikalingi tam neaiškiose vietose, kad užduotų kryptį, kokia kryptim žmogus turi eiti. Ir jeigu yra kažkokia sudėtinga vieta, kur didelė erdvė ir reikia kažkur patekti, tai jais vadovaujantis galima tiesiog nuvesti žmogų ten, kur jam reikia, sakykime, krantinėse, kur yra įspėjamasis paviršius, tai yra mano kolega beveik visiškai nematantis mėgsta šitą krantinę vaikščioti ir jam tas paviršius padeda neįkristi į nerį. Tai jie yra reikalingi, tik tai tiek, kad juos reikia ne tik padaryti ir prižiūrėti, o kad žmonės ant tų vedimo paviršių palieka paspirtukus, tai jie ir perėjose juos palieka. Čia mūsų požiūris į aplinkinius. Ačiū, Vytautai. Eglė. Taip, ačiū. Tai bet kokiu atveju visiškai teisingai yra pasakyta, kad jeigu daromi remonto darbai, tai turi ir atstatyti tą būklę, tai čia be klausimų įrašykime, manau, ir priminkime tai ir kad atkreiptų dėmesį, jeigu tai padės. Taip, Karolukas. Taip, bet paviršiai, aišku, čia be klausimų reikalingi ir jie yra apibriežti teisės aktuose ir mes todėl jų negalim neįrengti ir svarbus dar irgi tas vientisumas, kad mes juos visur renginėtume ir visur vienodas tas sprendinys būtų, tada būtų, manau, lengviau tiems eismo dalyviams susigaudyti. O kalbant apie tuos remontus, ar ne, tai būtų gerai irgi įrašyti, labai svarbu, jeigu mes pamatome tokias perėjas apskritai, kurios netitinka, galite, aš įsivaizduoju, rašyti ir tvarkau miestą sistemoje ir mes tada gauname tos užklausimus ir nagrinėjame
yra tokia, dar kol kas neoficiali darbo grupė, kur mes tokius paklausimus gavę įsitraukiam į svarstymus pėsčiųjų perėjų atnaujinimui arba įrengimui, ten, kur jų nėra ir pėstieji visgi kerta važiuojamąją dalį, bet tai yra, žiūrima truputį nekompleksiškai, kaip teisingai identifikavo Eduardas, kad su kelio darbais, kur bus tie kelio darbai, ypatingai dabar 100 km yra užsibrėžtas tas tikslas, tai neina kojon su peržiūra infrastruktūros, bet kita vertus atkreipiu dėmesį, kad nėra taip paprasta, kad mes pasakom, čia reikia salelės ir jinai atsiranda, tai yra STR reikalavimai tiek patiems pločiams eismo juostų, aišku, ir pačios salelės yra reikalavimas, tai kartais spaudžia ir tie sklypai aplinkui, tai netgi tam procese, kai mes nagrinėjame tas perėjas galimas, esamas ir būsimas, tai yra to sudėtingumo aplinkinėje infrastruktūroje. Tai neįsivaizduokime, kad 1-2 ir čia yra viskas pagal matmenis ir salelė ir viskas atsiranda. Tai geras šitas galbūt pavyzdys, kur yra nuotraukai, bet ne visi tokie pavyzdžiai. Tai jeigu mes galim padėti inicijuoti tą struktūriškesnį požiūrį kelio darbuose, įpareigojimą ir iš viršaus nuo vadovų savivaldybės šitą procesą mums efektyviau vykdyti, tai aš pritarčiau. Ačiū, Eglė, už įžvalgas pasidalintas. Gerai, tai man atrodo, irgi surinkom gan nemažai įžvalgų pasiūlymų, kaip šitam klausimui irgi pateikti rekomendacijas savivaldybei. Išgirdom, kaip viskas irgi vyksta. Judėkim tada toliau. Sekantis tada klausimas yra dviračių pervažų įrengimas, naikinimas, kur nėra dviračių takų ir kur dažnai yra šviesaforinis organizavimas. Tai Eduardai, galim gal tada greit dabar parodyti tą situaciją, kokia yra ir į tos situacijos pagrindų formuoti bendrą tą rekomendaciją, kaip tom pervažom elgtis. Jo, tai konkretų pavyzdį galim paimti. Tai kur pradžioje Oksana pasidalinkit. Ar matosi? Matosi, taip. Jo, tai čia yra, kaip ir minėjau, Kalvarijų gatvė, ties 267 pastato, ar kitaip sakant, Kryžiokų sodų 6-7 artimiausias taškas. Tai yra reguliuojama perėja ir yra dviračių pervaža. Eduardai, Kalvarijų sodų čia miesto teritorija, ne Kryžiokų. Taip. Kalvarijų, atsiprašau. Jo, teisingai. Ir tenais buvo numatyta dviračių takų plėtra, infrastruktūra ir tiesiog jinai susivėlina dėl projektinių sprendinių ir dabar klausimas tada iš esmės, kai nėra dviračių takų, o pervaža yra, tai turbūt tokių vietų yra ir daugiau, tai koncepciškai kaip darome, ar mes ją naikiname, visgi siūlome naikinti, ar laikome ją funkcionuojančią iki modernizavimo su bendra infrastruktūra. Koks čia būtų siūlymas geriausias? Kad pilnai suprasti, šita pervaža atsirado pasiekoje to, kad įrenginėjant šitą sankryžą, ar ne, iš karto buvo numatyta, jog dviračių infrastruktūros ten kelių metų bėgyje, dėl to tą pervažą iš karto įrengė, ar ne? Ne, čia ne sankryža. Čia yra pėsčiųjų perėja, buvusi nereguliuojama, patapo reguliuojama. Ir tuo projektu įrengta pervaža. Taip, Eduardai? Taip, buvo modernizuota pėsčiųjų perėja, kuri buvo nereguliuojama, į reguliuojama ir matant visus perspektyvinius planus, dviračių takų plėtra buvo numatyta ir pervaža. Tiesiog laikotarpėje tas perslinkimas infrastruktūros stokos ir sukėlė tokį būtent problematinį klausimą. Problema kokia čia? Tiesiog, kad jog pervaža turi jungti dviračių infrastruktūrą, taip, ir dabar yra pervaža į niekur tarsi. Taip, takai turėjo būti, o jų nėra ir dabar klausimas tada, kaip darome, ar dar paliekame ją funkcionuoti su ateinančia plėtra,
nes yra planai numatyti plėtros dviračių takų įrengimo, ar visgi jau daryti kompleksiškai, kai jau takai ateina, tai tuo pačiu ir pervažas darom, kompleksiškai kartu. Va toks klausimas. Ką reiškia panaikinti šitą pervažą tada? Nu, tarkim, sakom, naikinam tą pervažą. Tai kas čia per darbai, kokios pasiekmes ir panašiai. Jeigu tai yra šviesoforinė eglė, pavyzdžiui, ką mes iš šitos pusės irgi žinom. Tai yra tos opcijos, kelios darbai visų pirma, tai aišku būtų nutrinimas tiesiog dažų nuo važiuojamosios dalies ir tai irgi būtų panaikinimas dviračių pervažos, taip pat lęšių pakeitimas šviesoforiuose, kur yra pėsčių ir dviračių bendri šviesoforai, jeigu čia tokie aš dabar nematau iš nuotraukos tokios mažos, tai va tokie tie darbai minimum, tai atskiri šviesoforiukai, nuėmimas šviesoforiukų, tų dviratininkų, ar ne, jie šiuo metu netitinka dabar kažkaip, čia pagal ankstesnius kelių šviesoforių rengimo taisyklių reikalavimų čia taip įrengti, bet, iš tikrųjų, tai tokie darbai. Galima iki gražumo dar atskintis ten tuos priekinius šviesoforus arčiau panešti, bet iš esmės eismo saugumui čia vertės mes kažkokios nesudarysime, kad mes pervažą panaikinsime, ištrinsime ir panašiai. Čia poros metrų klausimas, galbūt pasislink šviesoforai ir tai nebūtina jos linkti, jie gali likti ten kaip yra. Tai tokie tos įžvalgos, kokie būtų darbai ir tiesiog pinigai dėl to, kad kažkam nepatinka čia pervaža. Jeigu mes kalbėsime apie šitą konkrečią vietą, ar ne, kuri kol kas nesijungia, nors planų yra čia atvesti ten tą dviračio tako atkarpą. Bet gal apskritai klausimas yra konstruktyviau svarstyti platesnė esme, ar ne, kad ar visur, kur yra dviračių takai, tik ten galimos pervažos, tai taip, iš tikrųjų, toj teorijai, kur yra teisės aktuose ar net tie apibrėžimai, tai dviračių pervaža tai yra vieta, kur dviračių takas kerta važiuojamąją dalį, berods taip yra parašyta, bet tačiau ne visur mes mieste galėsime įrengti dviračių takus. Ne visos gatvės gali pavirsti dviračių gatvėm, kur reikėtų ir bus tokių ašių, kur dviračių eismas bus pakankamai intensyvus ir dviračiai čia važiuos, ar ne? Tai galima taip traktuoti, kad čia kažkam trukdo, bet tiesiog dviratininkas gali pervažiuoti šitą pervažą nenulipęs ir niekam nesutrukdės. Bet kaip mes darom apskritai, ar reikalinga dar kai kuriuose vietose ir kokiuose vietose palikti tas pervažas, tai kitas klausimas. Tai siūlyčiau netgi į porą dalių, tai kur mes galim, negalim ar visai negalim tų dviračių pervažų turėti, kur nėra dviračių takų. Ir kitas dalykas, aš siūlau nenueiti kraštutinumus, kad ten, kur jau įrengta, kad mes dabar visas tas sankryžas pertvarkytume, mes turim mieste tikrai šimtus sankryžų, virš 300 apskritai sankryžų, nesakau, kad visos yra dviračių pervažos, bet tie finansai turbūt būtų absurdiški prieš visas rekonstrukcijas dar ir demontuoti tuos šviesoforus, kur galbūt neteikia kažkokio nesaugaus efekto. Bet ten, kur yra nesaugios situacijos, tarkim, vienu metu leidžiami ar ne dviračiai ir pėstieji, tai yra ta situacija, kur tiesiog negalima kitaip sureguliuoti, nes bus milžiniškos spūstys ar dar kiti klausimai. Tai irgi galima įtraukti į tokius dalykus, jeigu mes neturim dviračių tako, gal tokiose vietose, kur nesaugu ir nedaryti. Bet kur nėra nesaugu, tai nedemonizuokim tų vietų. Ačiū, Egle, už tavo pasisakymą ir įžvalgas. Edai, kokia tavo nuomonė? Vis tiek girdi bendruomenę. Tai tokia pati kaip ir Eglės, kad jeigu nėra problemos, tai čia nėra ką spręsti. Bet iš tikrųjų tai problema yra. Pirma problema yra tai, kad mes turime jau turbūt 3 šviesoforų įrengimo taisyklių redakciją, kurios galioja visos. Tai yra, kai kurie šviesoforai stovi jau turbūt 20 metų. Paskui pasikeitė taisyklės ir, pavyzdžiui, čia, ką mes matome, tai yra iš tos redakcijos, kai dviračių eismą, kas yra transporto priemonė, reguliuoja 2 spalvų šviesoforas, kas yra draudžiama pagal vienos kelių eismo konvenciją.
Negana to, turėtų šviesoforas nestovėti kaip visoms transporto priemonėms, neturėtų stovėti užvažiuojamosios dalies, kaip ir kitoms transporto priemonėms, pagal šviesoforo įrengimo taisyklės. Tai tebūnie, bet čia yra senas projektas ir mano manimu, jeigu pas mus visos taisyklės galioja visų buvusių redakcijų, tai taip ir palikime, jeigu nėra problemos. Aš matau kitą bėdą, kad, pavyzdžiui, per Žolyno gatvę, jeigu Jonai nueitum pasižiūrėti, Antakalnio ir Žolyno gatvės sankryžoje. Mano prašymu buvo prašymas pakeisti linzę šviesoforo, kad galima būtų važiuoti ir per Žolyno gatvę. Tai vietoj to rodžiau pavyzdį, kad galima važiuoti per Antakalnio gatvę dviračių nenulipus, nes šviesoforo linzė tai reiškia. Tai sprendimas buvo panaikinti šviesoforo linzę ir uždrausti važiuoti ir per Antakalnio gatvę dviratininkams. O motyvas buvo toksai, kad neva tai yra tokios šviesoforų įrengimo taisyklės. Tai man tiesiog labai yra keista, kad kai kažką tai norima uždrausti dviratininkams, eismo organizavimo skyrius labai mielai tai realizuoja. Kai kažką prašoma pagerinti situacijas dviratininkams, kaip taisyklė, tai net nejuda. Ir šitoje vietoje, aš irgi čia matau. Vėl kažkas atsirado vienintelis prašymas visiškai nemotyvuotas panaikinti dviračių pervažą, iš karto eismo organizavimo skyrius ateina ir sako, kad norime komisijos pritarimo. Kai ateina klausimas iš komisijos netgi nario į tą patį eismo organizavimo skyrių, kad prašymas padaryti kitaip, jie net neinformuoja eismo organizavimo šitos mūsų eismo saugumo komisijos, kad toks prašymas yra. Gal Eduardas Garbovskis galėtų paaiškinti, kaip šitaip selektyviai? Jo, tai aš neselektyviai, tiesiog tikrai nebuvo čia siūlymas ją naikinti, čia tiesiog buvo toks sutapimas, kad artėja posėdis ir toksai yra klausimas ir mes tiesiog jį įtraukiam ir galbūt net yra geriau žinot komisijos nariam apie tokius gaunamus prašymus ir vertinti, analizuoti, tai nereikia čia taip iš karto, kad kažką jau norim išmontuoti ir mes čia jau taip labai jau puolam, tikrai Eglei pritariu, tai pozicija tokia pati, kad taip, nėra čia tokių didelių problemų, saugumo požiūrių nėra, bet tiesiog tai yra procesiniai dalykai, kad buvo vertinimas toksai pareiškėjo ir vertinam bendra pozicija, kad tikrai ten, kur dar trūksta dviračių takų plėtros, dar nors tikrai sena redakcija šviesoforų pagal seną redakciją čia padaryta, bet tikrai problemų nėra ir dviračių patogumui čia yra ir aš pats stebėjau šitą situaciją. Tikrai aš mačiau ten tuos dviratininkus, kurie saugiai kerta dviračių pervažą ir jiems yra patogu. Tai jeigu jiems yra tas patogu, nežiūrint į visą teisinę, sakykime, koliziją, raidės, tai palikime tą, tai ir čia ir tikslas ir buvo, kad ateiti, kaip sakyti, ir susiformuoti nuomonę. Taip, tų pavyzdžių yra daugiau dėl Antakalnio, kur čia Edas, tai čia mes galim dar grįžti ir paprašysim iš susisiekimo paslaugų dar, kad tai vertinti, ką mes dar galim pagerinti ir kaip ten turėtų būti. Tai čia labai gerai, kad mes einam per konkrečius atvejus. Tai ačiū labai. Aš dar skubu į pagalbą, nes dar nebuvo paminėta. Šiaip iš tikrųjų čia net ir teisinės kolizijos nėra, nes kadangi Lietuvoje yra leidžiama važiuoti dviračių šaligatviais, tai galima visus šaligatvius traktuoti kaip dviračių ir pėsčiųjų takus. Taip, kad infrastruktūra iki šitos pervažos atveda. Tai, kad yra dar neįrengtas takas, tai nieko nekeičia, nes jeigu turi žmonės poreikį važiuoti, tai nereikia versti jų pažeidėjais, jeigu jie nori naudojasi šituo taku ir tai nekelia eismo saugumo problemų. Tai tokie klausimai net neturėtų būti apskritai svarstomi, nes kiekvienas šaligatvis praktiškai gali būti laikomas dviračių taku. Nes važiuoti galima, draudimo nėra. Vadinasi, iki šitos vietos atveda dviračių, nėra skirta dviračių infrastruktūra, bet dviračiais legaliai iki šitos vietos atvažiuoti galima. Taip, kad nėra apie ką šnekėti ir tą ir atsakykite tiems pareiškėjams. Visiškai pritariu, nuomonė mano irgi tokia pati, man atrodo, ir daugumos kolegų čia tokia. Tai čia prieinam prie to, kad mum naikinti tokių dviračių pervažų, nepaisant to, kad tai nėra konkrečiai dviračių taką jungiančios pervažos, bet kaip ir Edas sako, šiai dienai pas mus yra galimybė dviračių naudotis pėsčių infrastruktūrą, važiuoti šaligatviais, tai kaip ir galimybė tokia palikti yra. Nei saugumo blogina, nei gerina tokia situacija, tai tiesiog yra techninis sutvarkymas. Eglė, dar tu nori kažką pasakyti?
Man šiaip aktualus kaip projektų derinimo, tokia viena iš dalyvių mūsų skyriuje, ar ne, kaip mes, pavyzdžiui, darome apskritai su naujom galbūt vietom arba rekonstruojamom vietom, nes, teisingai pažymėjo Eduardas, kad, jeigu seniau rekonstruota sankryža, jai atbulinė tvarka, nauji teisės aktai, negalioja. Kai mes ją rekonstruosim, jau kitais metais, aišku, planuojam projektavimus pirkti, jeigu bus užsakymas iš savivaldybės, bet turėsim tam tikrą laiką pagyventai, bet mes kažkur rekonstruojam sankryžas ir ne visur, kaip sakiau, yra tie takai. Ar mes galim šiandien kažką nutarti, spręsti ir užsiprotokoluoti, kad, galbūt gali būti tos pervažos, ar ne, kaip sakom, nes dviračių galima važiuoti ir šaligatvių, ir tose vietose, kur nėra galbūt tų pačių raudonų asfaltų su dviračio takų ženklinimu, jeigu ten yra apskritai dviračių eismas vykdomas, kaip ir čia sako Eduardas, kad tikrai matom ir važiuoja ir naudojas. Mano tai nuomonė būtų, kad jeigu mes vykdom, kaip ir šiuo atveju, šios perėjos rekonstravimą ir žinom, kad perspektyvų ten metų, 2 bėgyje atsiras ta dviračių infrastruktūra ir kad vėliau reikėtų sugrįžti vėl prie šitos sankryžos ir įrenginėti atskirai ten šviesoforus ir pervažas, iš racionalumo pusės žiūrint, galvočiau, kad verta iš karto sutvarkyti, nepaisant to, kad galbūt įneša kažkokio neaiškumo, bet grįžti 2 kartus į tą patį objektą ir nešvaistyti resursų, kurių ir taip miestas neturi. Tai mano nuomonė tokia, kokios kitų nuomonės? Tai lygiai tokia pati nuomonė. Jiem reikia derinti. Jo, tai aš taip palaikyčiau, kad dviračių eismas būtų skatinamas ir iš tikrųjų kiekvienas elementas jiems į gerą pusę patogesnis, tai yra vis tiek tai yra pridėtinė vertė jų skatinimui. Tai manau, kad tai yra gerai. Tai aš jau sakiau savo poziciją, kad kadangi šaligatvis šiuo metu yra laikomas tinkama infrastruktūra. Aš jau galima truputį, Eduardas, kitą klausimą, tą patį ir kitą palietė, ar ne, tai kad ir ta Antakalnio gatvė pavyzdys yra sankryžų Vilniaus mieste, kur iš tikrųjų teisingus pastebėjimus sako žmonės, kur yra šviesoforų lęšiai, leidžiantys važiuoti ir dviračiams ir pėstiesiams, tai viršuj pėsčiasis, apačioj dviratukas, ar ne, pagal KŠIT tokie yra sprendiniai, bet sankryžoje yra tik tais pėsčiųjų perėja. Tai ką reiškia 1.13 ženklinimas stačiakampiais, dviračių pervažos nėra, tai bent jau mūsų požiūriu remiantis teisės aktais, tokiose vietose negalima naudoti dviračių ir pėsčiųjų bendrų šviesoforų. Tai todėl šitie pakeitimai, kaip prieš tai nenoriu pamiršti to klausimą, tiesiog yra vykdomi, kad ten, kur nėra pervažos, ten negali būti ir tų šviesoforų. Taip, aš turiu dabar kitą pavyzdį. Jeigu šitoje vietoje būtų panaikintas dviračių šviesoforo... Mikrofonas išjungtas, jeigu kalbė. Atsiprašau, kalbėjau be mikrofono. Turiu kitą pavyzdį. Jeigu mes šitoje vietoje panaikintume dviračių šviesoforą, kas draustų važiuoti dviračių degant raudonam šviesoforo signalui pėstiesiems? Tai nieks nedraustų dviračių važiuoti, bet mes šiandien... Per raudoną dviratis važiuos legaliai, per žalią šviesoforą važiuos nelegaliai. Nes kai ir žalias, tada tik tai atsiranda perėja. Palaukit, jūs dabar kalbat, kai yra ir ženklinimas, ir šviesoforas, ar ne? Tam dviračiai. Ne. Tarkim, šitoje vietoje panaikintume dviračių pervažą ir linzę pakeistume, liktų šviesoforas tik tai pėstiesiems. Tai mano supratimu legaliai dviratininkas galėtų šitoje vietoje važiuoti tik tai tada, kai dega pėstiesiems raudonas šviesoforo signalas. Jis negalėtų čia važiuoti, nes ir pervažos čia nėra. O kaip tai negalėtų? Dviračių nedraudžiama yra važiuoti kitose vietose. Dviračių eismą reguliuoja tik tai dviračių šviesoforo signalai arba transporto. Bet jūs sakot, naikinti pervažą, vadinasi, naikinti 1.14 ženklinimą. Kaip pavyzdį sakau, panaikinsime šitoje vietoje. Tai būnė, tai yra tiesiog pėsčiųjų šviesoforas reguliuojantis pėsčiųjų perėją. Ar ten galima važiuoti dviračių, kai ta perėja negalioja pėstiesiems, kai yra ne perėja? Nes perėja reiškia pagal savokas, kad vairuotojai turi praleisti pėsčiuosius. Kai pėstiesiems dega raudonas signalas, vairuotojai neprivalo praleisti pėsčiųjų, vadinasi, tai perėjos nėra. Vadinasi, dviratininkas toje vietoje važiuoti gali. Nes dviračių važiuoti per kirsti važiuojamą dalį nėra draudžiama. Pagalvokite apie šitą teorinę galimybę.
Aš žinokit, tikrai nesupratau, kaip turėtų šita vieta atrodyti, jeigu čia būtų pėsčiųjų perėja. Dviratis atvažiuoja šaligatviu. Čia yra tik pėsčiųjų perėjos ženklai ir ženklinimas. Jisai turi nulipti nuo dviračio ir tada kirsti važiuojamą dalį perėjos vietoje, tik tais nulipęs nuo dviračio. Ar ne taip yra pagal ketą? Pagal ketą yra taip, jeigu tai yra perėja. Bet kai šviečia raudonas signalas, tai nėra perėja pėstiesiems. Jūs tai suprantate? Kai šviečia raudonas signalas, tai nėra perėja pėstiesiems. Vadinasi, jeigu tai yra vis dar ne perėja pėstiesiems, vadinasi, dviratininkas važiuoti gali nenulipęs. Ir mes su tokiu reguliavimu ateiname į vietą, kai panašu, kad skatinsime dviratininką važiuoti šviečiant raudonam šviesoforo signalui. Nes jis jokio pažeidimo nedaro. Jo eismą nereguliuoja joks šviesoforas. O važiuojamai dalį... Tai jūs dabar norite pasakyti, kad dviratis ir prieš eismą gali važiuoti, nes jo nereguliuoja. Tai tada jis gali važiuoti prieš eismą? Ne. Ar kaip? Prieš eismą transporto priemonėms važiuoti yra draudžiama. Taip, bet kaip jūs įsivaizduojate dabar skersą važiavimą ir čia jau tinka tada? Tai lygiai taip pat įsivaizduoju, kaip galima važiuoti iš šalutinio kelio arba išvažiuojant iš kiemo, galima dviračių kirsti važiuojamąją dalį, lygiai taip pat atvažiavus šaligatviu, kuris irgi yra tinkama dviračiams infrastruktūra, bet kurioje vietoje galima kirsti važiuojamąją dalį, jeigu ten nėra ištisinės linijos. Aš turiu klausimą, o transportas šaligatviais gali važiuoti, jeigu dviratis yra transportas? Atskirai išimtis yra kelių eismo taisyklėse. Yra išimtis. Tai kada jūs transportas, kada jūs dviratis? Kada jums patogiau? Dviratis visada yra transportas. Tiesiog dviratininkai turi kai kurių išimčių ir kai kurių apribojimų. Negali važiuoti autostradose, gali važiuoti šaligatviais. Ir gali važiuoti dviračių takais. Tai mes gal kaip eismo saugumo komisija turim pasiūlyti patikslinimą kelių eismo taisyklių, nes viena iš funkcijų yra šitos komisijos teikti pasiūlymus tikslinti teisės aktus. Ir jeigu žmonėm neaišku, kad jie skersai belenkur belenkaip negali važiuoti ir mano netgi, kad gali važiuoti, akivaizdžiai, neteisingai eismo saugumo požiūrius, interpretuodami galbūt savo naudai arba nenaudai, jeigu nelaimės atveju, tai gal mes galim protokoluoti kažkokį pakeitimo siūlymą. Patikslinimo. Galim tikrai tokį pasiūlymą teikti. Taip, aš tik priminsiu, kad ir Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje pėstiesiems nėra draudžiama eiti per raudoną šviesoforo signalą. Čia yra konvencinis dalykas, jie turi tam reikalų išimti. Tai yra, kad jie gali eiti per raudoną šviesoforo signalą, tik tai tuo metu jie neturi pirmumo. Tai yra visiškai oficialu. Ir jūs pritarėte šitam pasiūlymui? Aš sakau, kad yra tokia praktika ir aš pats mačiau, žinau, kad Švedijoje ir Didžiojoje Britanijoje eismo saugumo problemų yra mažiau negu Lietuvoje. Tai matyt, taip yra todėl, kad žmonės suvokia savo galimybės. Tai mes tada gal jau labai nutolom nuo to klausimo, siūlau grįžti tik į tą pagrindinį dalyką apie pėsčiųjų pervažų buvimą, nebuvimą. Aš paaiškinau dėl to klausimo, kuris papildomai iškilo, kaip yra pagal ženklinimo taisyklės. Galėsim kitą kartą registruoti, padiskutuoti kitų, manau, platesnių atvejų. Taip, aš irgi siūlau, gal tada, jeigu turim tokį poreikį, parengti pasiūlymą keto pakeitimam ir tai, ką Edas įgarsino, galbūt keisti net ir pačią tokią logiką ir principą, kaip galim būti tą naudoti, tai galim komisijos posėdį apsvarstyti, tą pasiūlymą reikia susiformuoti ir būtų galima išdiskutuoti tada gal plačiau, nes dabar tikrai šiek tiek nuėjom nuo jau klausimo ir, kaip Eglė sakot, jau šviesoforinio organizavimo pradėjom kalbėti. Jo, bet aš tikrųjų norėjau pasakyti, kad šitą klausimą negalime uždaryti, nes jisai turi tam tikrų niuansų. Kad mes negalime pasakyti, priimti kažkokio tai sprendimo, nes yra niuansų, kad mes gali būti, kad atversime iš vis Pandoros skrynią. Aš tai bent siūlyčiau įsiprotokoluoti tai, ką ir Eglė klausė dėl to derinimo, ką galbūt ir sutarėm, kad jeigu perspektyvoje numatyta dviračių infrastruktūra ir žinom, kad jinai atsiras anksčiau ir vėliau, tai kad derinant projektus būtų galima, kaip rekomenduotume derinti su numatytais pervažų sprendiniais, kad nereikėtų į tą patį objektą grįžti 2 kartus ir po to papildomai dar daryti. Dėl Žolyno gatvės supratau, kad reikia dar grįžti ten padiskutuoti atskirai, čia galbūt tada jau bendrą principą. Jo, su bendru to principu ir kad konkrečiai mes tų kol kas esamų pervažų nenaikinam, bet tada šitą klausimą, žiūrėkit, galbūt savo tą kol kas šitą, po to įtrauksim į bendrą tą Excelį, kuris registruotas, tada
dėl, greit surašau, kad nepasimirštų, šviesoforinio organizavimo principų keitimo. Ir pasirašau leidimo dėti per raudoną. Prisimintim tada, kas čia yra. Tai klausimas, kad galėtume kitam posėdžiui, tarkim, pasvarstyti. Tai jeigu užbaigtum šitą klausimą, tai ir judėtume prie sekančio. Jo, aš dar pirmininkė trumpai, taip, mes tada iš 2 dalių šitą užsiprotokoluojame, jo, dabar kur buvo, kad esamas, dėl esamų ir dėl perspektyvinių. Dėl esamų, kad neverta naikinti, jeigu tai nekelia kokių saugumo problemų, ir kad derinant, rekomenduojam derinti, jeigu matyto šalia dviračių infrastruktūrą įrengti. Jo, ačiū, aš tik pasitikslinau, labai gerai, puiku. Toks, gerai. Ir tada paskutinis klausimas jau šiandienos, tai yra komisijos pirmininko tinkamumo eiti pareigas svarstymas. Edai, iškėliai sudėkė argumentus, aš papildysiu. Tai argumentai yra paprasti, kad eismo saugumo komisijos posėdžiai per šios metus turbūt nei vienas iš posėdžių neįvyko pagal tai, kaip mes buvom susirašę kalendoriuose. Data nuolatos yra kaitaliojama. Klausimų registras nėra aiškus. Dabar Jonas likus dienai iki šito posėdžio vėl prašo neįtraukti į posėdį tam tikrų klausimų, kurie jau metus laiko kabo mūsų darbotvarkėje, kaip siūlomi klausimai. Šitas posėdis vyksta, nors mes aiškiai neturime kvorumą. Tai yra, kad matau, kad posėdį dalyvauja, pavyzdžiui, Ramena Bokelė, Augustas Rakauskas, kurie oficialiai nėra eismo saugumo komisijos nariai. Jie yra oficialiai saugumo, aš nežinau, kokį tu įsakymą turi. Aš žiūriu tą įsakymą, kuris yra paskelbtas savivaldybės tinklapyje. Ir ten matau, kad posėdžių įrašai yra, šiais metais neva tai yra įvykęs tik tai vienintelis posėdis, 23 metų 7 mėnesio 20 dieną. Komisijos nuostatos yra parašyta, kad visi posėdžiai įrašomi ir yra viešinami. Protokolus šiais metais mes turime irgi tik tai 2. Tai kas šitą darbą turi užtikrinti, kad būtų informacija skelbiama laiku ir viešai? Šiame posėdėje, pavyzdžiui, mes irgi turime daug klausimų svarstome, kurių nei vienas nėra paruoštas. Tai yra, mes turime susitarę vietą, kur dedame medžiagą apie posėdžių svarstomus klausimus. Ir mes toje vietoje, ką mes matome, tik tai yra 7 mėnesio 20 dienos klausimas į posėdį, į kurį mes nebuvom pakviesti. Dėl šito posėdžio visi buvo kviesti, čia atskiras klausimas dėl jūsų techninių problemų, dėl ko, pavyzdžiui, tu arba kas nors kitas nebuvo gavęs, nes didžioji dauguma komisijos tada dalyvavo ir jokių individualių kvietimų ten nebuvo teikti. Bet ne čia klausimas. Klausimas pirmininko tinkamumo eiti pareigas svarstymą. Tai ačiū, kad pasisakėjai, aš visiškai pritariu tavo šitiem priekaištam, vadinkim taip tiesiai šviesiai, aš juos priimu, nes taip ir yra, tikrai mes esam pagal reglamentą sutarę, kad posėdžiai turi vykti kas nerečiau kaip 8 savaitės, per šios metus vyksta dabar 4 tik tai posėdis, reiškia, dar 4 mes nevykdėm. Yra tų niuansų, kad nebuvo klausimų, dėl to jos tiesiog nekvietėm, nes nieks nebuvo suregistravę, tai čia taip, bet visiškai yra mūsų darbo reglamento pažeidimas iš mano kaip komisijos pirmininko organizavimo, visiškai tam pritariu ir čia tikrai be jokių pasiteisinimų Edo nuomonę, ką jisai yra pasakęs. Aš ir pats keliu šitą klausimą, nes komisija, kuriai jau aš čia pirmininkauju, eina tuoj 3 metai, tai irgi mano pasvarstymai yra galbūt keisti ir pirmininkus vien tik dėl to, kad atsirastų naujų vėjų, kitokio organizavimo, sklandesnio, galbūt greitesnio, aktyvesnio ir panašiai. Tai aš pats norėčiau keisti savo pareigas ir nepirmininkauti. Klausiu jūsų visų, kurie dar esat visi, kas nuo pradžios matau, dėl šito klausimo, dėl netinkamumo ten eiti pareigų ir galbūt dar pratęskim tą klausimą dėl keitimo.
nes visgi mes grįšim tuoj su komisijos sudėties keitimu, nes įvyko tie struktūriniai pakeitimai savivaldybėje, tai vien tik tai dėl pareigų pasikeitimo pavadinimų reikia mums tą įsakymą susitvarkyti. Tai čia irgi būtų pats metas apsispręsti dėl pirmininkavimo, nes tuo pačiu būtų galima ir naują pirmininką. Tai kviečiu balsuoti, formuluojant klausimą taip, ar reiktų pakeisti pirmininką. Aš tada norėčiau šiek tiek įsiterpti dar čia prieš tą balsavimą. O dabar sakykite, o pats pirmininkas, jisai norėtų pirmininkauti ar nenori? Vienas klausimas. Ir antras klausimas, tu prasme, ar posėdžių organizavimo skaičius lemia pirmininkavimo kokybę. Tai čia va tik tas klausimas. Tai kas čia gali atsakyti? Tai skaičius faktas, kad nelemia jokios kokybės, bet galbūt aktyvesnis klausinėjimas dėl klausimų įtraukimo panašiai vien tik visiškai teisingai Eda sako, tai mes darbuotojai turėtume suderinti 5 dienos prieš posėdį, derinomės vakar, pabaigėm per komisijos posėdį. Akivaizdu, ne taip turėtų būti. Atsakant į pirmą, Eduardai, tavo klausimą, ar norėtų likti pirmininkas pareigose, mažiau norėtų negu nenorėtų. Bet čia paliktume spręsti savivaldybės administracijai, kuris sprendžia dėl sudėties komisijos ir panašiai, dėl galimų alternatyvų irgi. Tai aš atviras jūsų mintim ir diskusijom. Egle? Aš labai siūlau mums neviršyti savo įgaliojimų ir nesivaizduoti, kad mes esam administracijos direktoriai, galų gale žiūrint profesionaliai ir netgi žmogiškai, kiekvienas žmogus, kuris padaro klaidą bet kokiam darbe dirbdamas, tuo labiau, kad labai atsakingai prisiima atsakomybę Jonas, nors iš tikrųjų mes visi galime prie to prisidėti ir ta komanda, kuri administruoja, tai ne tik yra pirmininkas, bet ir sekretoriai galėtų daugiau galbūt darbo padaryti, sudarant tą dienotvarką ir panašiai, tai čia galima iki nukritimo ginčytis, bet mes nesame administracijos direktoriai, sprendimą priima būtent administracijos direktorius. Tai mes čia truputį, manyčiau, viršytume savo įgaliojimus ir nesiūlyčiau šito klausimo apskritai svarstyti. Jeigu bus svarstomas, mano balsas tikrai yra už Jono tolesnį pirmininkavimą, nes jeigu mes taip kalbėsime, kad čia turėtų būti esminiai eismo saugumo klausimai svarstomi, tai kas susiję su teisės aktų pakeitimais, kas yra strateginis, platesnis požiūris, tai tikrai yra labai tinkamas žmogus. O kalbant apie apskritai mūsų darbo grupę, tai mieli grupės nariai, kurie nešamės klausimus, irgi atsakingai atsineškime visų pirma klausimą. Ką tai reiškia? Tai mes ne tik atsineškime pageidavimų koncertą ir taškinę vietą, o atsineškime ir klausimą konstruktyvų ir dar pasiūlymą, ką mes siūloma pakeisti. Nes mes pasakome žodžiu, bet jeigu mes galėtume konstruktyvę medžiagą atsinešti, gal galim netgi formą sutarti, kad klausimas, vizualizavimas ir pasiūlymas tada būtų objektyviau, nes mes dabar net neturim sąlygų su tokiais klausimais, kokie yra parašomi, nepakankamai konkretus arba per konkretus, jeigu mes apie taškinės vietas kalbam jau, tai irgi nėra tinkamas darbo pačių mūsų organizavimas, tai prisimkime už tai atsakomybę, aš kviečiu mus visus atsakingai ir tiek mano žodžių. Ačiū. Ačiū, Eglė, dar prieš duodant Tedui pasakyti, aš nemanau, kad mes viršytume savo įgaliojimus svarstydami tokį klausimą. Čia yra, tai būtų rekomendacija sudarant, keičiant darbo grupės įsakymų, galbūt keisti ir pirmininką. Galim formuluoti, kad ir kadencija jau čia galbūt pasibaigė, o tą kadenciją apsirašyti ir reglamente. Kintinas dalykas būtų nusimatyti, kad keičiasi, rotuojasi, pirmininkauja visai kiti, nes natūralūs dalykai taip vyksta. Tai, o dėl buvimo, manau, vis tiek komandos mūsų būna tiek mūsų skyriaus, tiek jūsų skyriaus, tai komisijos veikloje dalyvauti nebūtinai čia yra pirmininkauti. Edai.
Gal dar mintis? Aš noriu iš tikrųjų pasakyti, kad mes kaip komisija pasitvirtintose nuostatose mes neturime teisės keisti patys pirmininko. Tai čia net nelabai yra ką balsuoti. Taip. Tai mes tiesiog turime išreikšti komisijos sudarančiams asmenims, merui arba administracijos direktoriui, kad yra toksai pageidavimas, tiksliau nuomonė yra, ir tegul jau jie ten sprendžia, reikia keisti arba nereikia keisti. Mes to negalime padaryti. Negana to, aš puikiai suprantu, kad Jonas už tai jokio papildomo atlyginimo negauna, tai jam yra tiesiog vargas. Aš, pavyzdžiui, to pirmininku būti visai nenorėčiau. Tai yra tiesiog, aš suprantu, kad tai yra papildomas darbas, kurį turėjo atlikti. Ir dar negana to dar sulaukti priekaišto. Tai šitoje vietoje tiesiog matau, kad Jonui tas darbas nedžiugina. Tai jeigu bus komisijos narys, viskas tvarkoje, bet galbūt yra žmonių, kurie tą darbą tiesiog turi pašaukimą organizuoti. Pavyzdžiui, prieš tai buvo Morkūnas, Julius. Tikrai labai puikiai organizuodavo visus posėdžius. Gaila, aišku, sprendimai nebuvo vykdomi, bet pats komisijos darbas buvo organizuojamas, mano manimu, puikiai tuo metu. Tai kas nuo jo priklausė, jis padarydavo, toliau, ką jis pats žmogus gali daugiau padaryti. Tai tiesiog čia nėra jokių pretenzijų Jonui, kaip tiesiog net nepatinka žmogui būti pirmininku ir daryti tą formaliją dalį. Tai kodėl jis turėtų tai daryti? Tai tiesiog prašymas, kad žmogui išvaduotume iš tos kančios. Ačiū, Edai, tau. Edas pasakė ne aš, bet labai panašiai galvoju. Egle, pabaigi. Tai aš kaip ir sakau, nenusimeskime ir mes atsakomybės, tai jeigu klausimų nebuvo, tai mes formaliai ir nežinau, kaip ir aš pati organizuočiau, jeigu tie klausimai arba jų nėra, arba, kaip sakau, nelabai kartais gal ir tinkami, tai klausimas, man atrodo, yra platus, kaip mes tą darbo grupę organizuojamės, kaip sako Jonas, galbūt ir dar kitus dalykus galima siūlyti, keisti tam reglamente darbo grupės, bet reikia identifikuoti tas kompleksinės problemas, kaip mes norime, kad darbas vyktų ir kas nevyksta. Tai sakau, čia net nebūtinai pirmininko klausimas apskritai darbo organizavimo. Gerai, ačiū jums nuomonės. Mes esame ne darbo grupė, o mes pagal saugaus eismo automobilių keliais įstatymą esame įsteigta komisija. Atsiprašau, aš įpratus prie tų terminų, tai nepriimkite į širdį. Gerai, tikrai parašysim šitą, kaip čia išreikštą nuomonę, reikės pagalvoti, kaip čia suformuluoti, bet įtrauksim tikrai į protokolą ir užfiksuokim tai, kad būtų galima čia žvelgti, sudarant naują tą komisiją, atnaujinant. Komisiją nesudarant naują, o atnaujinant, nes tikiu, kad didžioji dauguma jūsų vis tiek norėtų likti ir toliau dalyvauti, tiesiog galbūt čia bus techninis tas atnaujinimas dėl pareigų ir panašiai. Tai tvarkoj, daugiau rankų nematau, ačiū. Aš vis tiek grįžtu, aš nelabai supratau dėl tos nuomonės. Nepykite, bet įdėmiai klausiau, tai dabar formuosime nuomonę, kad dėl komisijos pirmininko pakeitimo, aš nelabai nesupratau. Formuosim nuomonę, kad išreikštas nuogastavimas dėl pirmininkavimo ir galbūt pirmininko pakeitimo. Bet tai nėra visos komisijos vieninga nuomonė. Jo, labai teisingai pasakė iš tikrųjų Eduardas. Tik tiek, kad komisija neturi teisės išsirinkti pirmininko, tai nenumatyta mūsų nuostatose. Bet Eduardai, mes negalim pasakyti, kad mes kaip komisija keliam klausimą apskritai svarstyti tą kitą pirmininko pasirinkimą, siūlyti svarstyti kitą pirmininko pasirinkimą. Tai siūlyčiau, prabalsuojam greitai, ar mes pritarėm šitam tekstui, kad siūlyti kito pirmininko kandidatūrą apskritai svarstyti, ar ne tada. Čia eismo saugumo klausimas? Ne, tai jūs šitą klausimą iškėlėt, nes aš kitaip net nematau galimybės nieko protokoluoti, žinau. Jūs užkertate kelią kreiptis į administracijos direktorių, kad jie atlaisvintų nuo šitų pareigų. Neužkertamas kelias, viskas tvarkoja, galim netraukti protokolą, tiesiai parašysim administracijos direktoriui tokį nuogastavimą, kad jis buvo ir viskas sudarant komisiją. Vis tiek mes derinsimgi su savivaldybė ir administracijos direktorius turės pasirašinėti tą įsakymą. Tai viskas tvarkoja, tikrai netraukim į protokolą, neverta gal tada apie tai diskutuoti, tą nuogastavimą išreikšiu su įsakymu ir tiek. Tinka visiems? Protokole? Aš tai noriu, kad tam protokole, kad aš to klausimų nedalyvauju. Tai nebus šito klausimų, nebus. Ačiū. Padiskutavom viduje, čia mūsų buvo darbinis klausimas, kaip organizuojam toliau posėdžius.
Liuks, gerai, ačiū Jums labai už šiandienos susitikimą. Kitą susitikimą galbūt anksčiau organizuotume, jeigu su tom žaliom rodikliam išlyst kokie greičiau reikalai, o jeigu ne, tai tada tikėtina bus kas sausio pabaiga arba vasario pradžia dabar, kas ten gaunasi pagal mūsų tos matytus. Tai dėkit klausimus, kelkit, ruoškit medžiagas. Eglės palinkėjimas labai geras, iš tiesų pritariu, kad paruoškim kokybiškiau klausimus, bus greičiau, operatyviau jie sprendžiami ir galbūt tada ir komisijos veikla suaktyvės daugiau. Ačiū Jums šiandien. Iki. Ačiū, viso gero. Viso gero. Ačiū viso. Viso gero. Viso gero.